Pasižiūrim, kas čia gero Visagine vyksta. Meilė ir šepečiai. Neugi nieko įdomaus nėra. Ralis! Kairys 3 metų atsargiai. Kas buvo? Sakyk. Lempa biškiu. Netyčia paliko čiatą. Manai 200 guldėm? Ne, manau. Vienas iš smagiausių dalykų, kuomet keliauja į varžybas, tai čia netgi nepavadinkime nekeliavimas į varžybas, o pamai keliavimas. Tai kad atrandi naujų vietų. Tai šiandien esu Palūšiai, tai kadangi esu kilęs iš Molėtų rajono, gyvenęs Ignalinos rajone, tai čia pavadinkime mano vaikystės prisiminimų vietos, kur yra daug nemažai laiko praleista. Mama šiandien buvo gera, sūnų įdėjo valgyt, šakočių blinelių visokių ir mėsiško užkas, tai mantelio, nebijok, sustiksim Visagine ir tau paliksiu. O dabar sėdžiu ant Palūšės ežero kranto, užkasiu ir lėksim Visaginą, tada padangėlis reikės pasimontuoti ir dar ten keletą smulkmenėlių padaryti. Ir žodžiu, tada bus reikinimas. Tai susitiksim, Visagine, laukiam jūsų. Pasižiūrim, kas čia gero Visagine vyksta. Aha. Meilė ir šepečiai. Ok. Liubov šiotki. Aha. Operos vakaras. Kultūringi tokie visi. Taip, kas čia dar yra? Turime folkloro ansamblį, kuris visai nemokamai. Ir va dar vienas spektaklis. Nu, neugi nieko įdomaus nėra. Ralis! Yra. Žodžiu, lėksim ralį. Ir po šepečių, ne, po ralio galėsite į šepečius nueiti. Pirmas dopas surašytas. Mašina praėjo techninę komisiją. Mes prieš tai minkė, kaip ir viskas kol kas pagal planą. Dėliojimas, kaip geriau rašytis. Mantas turėjo pastabų, tai bet aš su visom pastabom sutikau, tai po truputį įsibėgėsim. Ant dabar mašinos auga ir mamos maistelį valgom. Tai, žodžiu, dabar lengvas breikas, liko dar susirašyti vieną ilgą dopą ir miestą. Miestas šiemet labai trumpas. Tai va, tai žodžiu, toks planas. Rytinis konstruktorius, reikia susidėti grindis. Grindis gražios, bet įdomu, šiandien matuojasi, per kiek laiko galima susirinkti. Tai vat, manau, kad į 12 minučių spėsiu. Arturčikui padovanojau pakėlo keparėlę, o jisai, supranti, treningus prisiderino prie kepurės. Artur, maladėts. Tu klausyk, kaip į Visaginą atvarys su Didasu čia specialiai prisiderinęs prie viso kontingento vietinio. Davai, gerai, kraunu vis. Šeštadienio rytas, to jau bus diena. Pirmieji ekipažai startuoja, o mes su Mantu Atliksim šluotos vaidmenį, važiuosim gale. Bet visada yra malonu važiuoja iš galo ir kaip po regrupą pakelia į priekį. Po regrupą mes per kokią 30 pozicijų viršų, ne? Nu ne, čia per daug biškai padarė. Gerai, per 15 tai tiksliai. Per 15 tai tiksliai. Tai žodžiu, turime pasiruošimą, trasos, papasakosiu apie trasas. Žiauriai greitos. Žiauriai greitos. Realiai čia yra driverių varžybos. Nes ten stenogramą, aš nežinau, kairys 1, dešinys 1, viskas. Bet kas atlaikys posūkius? Jo, o ten jau kas atlaikys gazą numinės, čia tas ir laimės realiai. Jo, tai žodžiu, mes pasiruošėm, ganėtinai neblogai, užsidėjom naują kardaną. Senas padangas. Senas padangas, jo, naujas kardanas, senas padangas. Nes vienur turi taupyti, kitur jau... Taip, čia viskas turi būti, žodžiu, viskas normaliai. Balansas turi būti, žodžiu, feng shui. Nes jeigu viskas bus gerai, tada į vanulę erorus mėto, jam jis nesupranta, kas čia vyksta. Tai, žodžiu, turi būti kažkas įdomesnė. O jeigu, mano nuomonė, aš manau, kad reikia pastatyti tikrai gerą treniruotę prieš Lazdijus. Ir nors Lazdijuose važiuosim su Porsche, bet vis tiek reikia pajausti žviriuką. Aš žiauriai džiaugiuosi, kad lėkiu su Mantu, nes Mantas, nu sakykime, kaip tai buvo. Vakar malku davė biškį.
Gavo Ivanulę per... Jau galvau, kad iš rankos trauks vienu, bet... Nieko, gal kaip nors. Ne, Gal susikalbėsim, gal viskas bus gerai. ne, susirašinėjau aš biškelį stenogramą po žiemos, taip toks dar apsnūdęs, tai sako, čia žiūrėk, seniuk, biški per daug rašai. Ta nuimam, Sako, tu tik gazų vaikyk, sako, čia aš savo... Iš trojkių padarėm į vienetus. Žiūrėsim, kaip bus. Jo, bet viskas, manau, bus kalvas. Tai va, tai žodžiu, atvykit stebėt, palaikykit mus, o mes iš Dopo padarysim trumpus reportažus. Esam finiše, po pirmo greičio ruožio. Gerai. Smagiai. Ta prasme, žinokit, ne aš gerai ten suvairavau, aš žinokit, o mašina taip dienas dainuoja. Tu daugmaž nukreipi kur ir ne viskas. Tai gazą laikai ir biškai pastabdai laikų vietomis. O pati viską mašina dirba. Tai vadžiuos ir padangas mūsų dar vieną Dopą suvažiuosim, čia bereikalo pergyvenu. Važiuosim to. Nėra čia ko, žinai, ta prasme, pačios rankos. Dabar esam bendroji 29, bet tuoj pasikeis, nes dar važiuoja daugiau tų driverių už mūsų. O šiaip tai... Ta prasme, mane džiugina mantas, mane džiugina Emkė ir gyvenimas kol kas gražus. Tai kardanas vietoj labai gražiai startavo, mantas liepė net man pasitediruoti. Tai... Išmoka. Ten gale bus tramplinas, dešinys 2 per trampliną metą. Tramplinas, dešinys 2 per trampliną metą. 100 pem, stop šikanas iš kairės. Čia pakalnė, galite pavėliau stop. Tramplinas 50, kairys 1, 60, kairys 1 plius. Kairys kiek? 1 plius, 40, dešinys 3, čia neišleisk lėtas. 80, kairys 3 meta atsargiai. Meta atsargiai. Dešinys 3 prieki. Kas buvo? Sakyk. Tik prisipažink. Žodžiu. Stovėjo dulkės. Ivanulė galvoja, drąsus vyras yra labai. Drąsus keksas. Sako, durus kiaurai dulkės. Sako, posūkis po kairį liko, čia jau problema. 7 toksai U formos. Nu ir kur, tada šokam. Tas posūkį ir atė buvo labai daug smėlė. Žodžiu, viskas kaip... Priekį pulsušių nėra. Ir sėdam. Žodžiu, biškį, pasakysiu, kaip buvo iš tiesų. Buvo dulkės ir ant pačio galo vieną klaidą padariau. Galima galbūt buvo iš ten išvažiuoti, paspaudus gazą, bet susimėčiau, tai taip ir taip, jau mačiau, kad nebepakliūnu ten, kur mums reikia. Ir užklimpam. Pribėgo liaudis, pabandė stumti, nesigavo. Itis buvo itis. Traukiam trosą, kol mes čia patoko diržus, susisėgėm, kol susėdom. Saugumas svarbiausias, nes Gediminas, saugumas Ivanauskas su... Tada, žodžiu, dar Emkė gavo lempą biškį. Netyčia paliko čiatą. Bet to buferis nelabai čia skusminga viskas. Atsipoliruos. Bet nuotika pagadino. Bet, kadangi mes nevažiavom rezultatui, tai kaip ir nelabai ir liūdim. Tai žodžiu, toksai ir momentas ir yra, kad mes toliau tęsim kaip treniruotę. Nu ką, o Emkės, tai o bamperis sudėsim. Padarysim taip, kad nesimatytų. O stikliukas, tai nežinau. Sakė, ne originalus Emkinės, tai ne karvė kainuos. Nu ir netelyčia. Tai mačiau, lekiam toliau. Dabar liko dar pusę ralio, tai suvažiuosim taip, kaip mes norim, pasitreniruosim, nes nu, man tai smagu buvo. Tik tais, kad šrotinės padangas dėjomės, tai vat antram greičio ruože labai jau pasijautė, kad mašina nebegreitėja, užpakalis taip. Ant priekio turėjau naujas nuo praeitų metų, o iš garaže parankiau, kad kažką ant galo uždėt. Nes čia mums nepagrindinės varžybos, padangos kainuoja, tai aš geriau tos pinigėlius pataupysiu A lygai su Porsche. Turime baigtus 4 dopus. Buvo labai, mano akimis, gal pats greičiausias dopas. Nepažiūrėjai, kiek mes buvom išspaudę? Normaliai. Manai 200 guldėm? Ne, manau.
Aš manau, kad Gal iki 200. Iki, manau, 185 kažkas tokia va bus. Tai naujos patirtis tikrai tiek nesuvažiavęs ir... Aš irgi. Žodžiu, ten, kur buvo posūkis iš alaus, tai atlaikiau. Iš antrą kartą. Iš antrą kartą. Pirmą kartą buvo pusė Pirmą bokalo. kartą dar pusė bokalo, o antram jau pilno bokalo darbaliai. Tai tikrai gerai. Dabar liko mėsinis dofas, bet mes... Svarbiausia, išsaugot pusušius, kardanus, reduktorius ir suvažiuoti. Žodžiu. Bet ką iš drifterių aiškinti ant asfalto? Nu, kad jeigu užvėls, tai bus... Aš nežinau, jeigu užvėls, tai užvėls. Gerai, po to po finišo pasipasakosim. Šiaip, kol kas nuotaikos tikrai geros. Smagu, tikrai. Greitis geras. No. Turime du gražius berniukus. Vienas yra Čiapovas. Tu čia irgi... Geri būsi dabar. Taip, žodžiu, aš dabar būsiu... O, kokie akiniai. Ką papasako, Gedai, kaip Sankaba šiandien dirbas? Šiandien. Mes išėjome. Ai, bet taigi, va, finišė. Vagi, dar ne finišė, dar liko miestas. Ten gali būti, ten reikia. Žodžiu, šiandien Kutka mane sustabdė, sako, dabar Ivanulė startuoja, prieš pirmą dopą. Nu. Stoju vieną kartą startavau. Taip. Ne, antrą kartą, gerai. Trečią kartą, ketvirtą dar pastartavau, jam patiko. Tada aš praėjau tą face controlą ir tada, žodžiu, leido man važiuoti. Nu, žmogus norėjo finišuoti. O klausyk, drifterį miestiniam šersi? Jo, nes aš turėčiau pabandyti. Pabandysiu kaip nors. Nežinau, kurių dar bėgių ten man vėls, bet... Žiedą, karočią, Turiu gražiausiai praeiti. Ne per bordiūrus tikriausiai. Ne. Rekomenduosiu per bordiūrus. O patys jūs visai gerai sekėsi šiandieną? Tai baikas. Nusimato pirmą kartą karjeroje dvigubas spaudimas. Galimai. Neaišku. Kas geras berniukas. Nes aš kai dešinį giriu, tai skoja taip trepsi. Tai va, tai žodžiu, nu gerai, šaunuoliai. Didžiuojuosi jumis. Retai tai būna, bet nors kartą. Mes jumis irgi. Dieve, pirmą kartą šitai mašinai finišas. Žodžiu, davai. Šiaip iki manęs visada finišuodavo. Aš apie ką ir kalbu. Jo, tai davai tada. Paspauskit laiką tiems berniukams šiandien, abu du gražus. Čia buvai. Some questions and you should... If you can answer. So, how is your experience in this rally? It's really good. I like it. I like the stages. They're fast and they're technical. Some of them. But yeah, it's really nice. I didn't saw your result. How is your? Do you happy with your result? Yeah, quite happy. It also doesn't really matter. I like focus more on the learning and experience. And did you reach at the top speed? Yes, it was 147. 147. Yeah. So. It was scary to you, or it was okay? It was boring. It was boring. You need one more gear plus. Yeah, but I don't really like the speed. I like technical corners and. So the car was very good. So do you plan more stages in Lithuania? Yeah, I think we'll do some more rallies in this year. Nice. So your English very good. Thank you. And your driving is also good. Thank you. So nice to meet you. See you next time. See you.